Pasveikinti šį nuostabų moters dienos rytą. Ir iš tiesų norisi pradėti net ir tais žodžiais, kurie užsirašė man tame kvietime. Tas kvietimas pakankamai ekspromtiškas buvo, bet labai giliai iš vidaus. Ir mes dar su Aušra kalbėjomės, kad ir jai irgi buvo tas toks jausmas, kad svarbu susijungti tą dieną ir kad skleidžiasi kitokios kokybės ta moteriška energija. Ir va tie žodžiai, kad moteris kaip pavasaris, atgimstanti, spindinti, gyva, tai tu, aš, mes kartu. Tai lengvas vėjo gūsis, nešantis naują pradžią. Tai vidinės šviesos atbudimas, kviečiantis paleisti senus sluoksnius ir priimti save naujai. Ir tai erdvė mums būti, be spaudimo, be lūkesčių, tik autentiškam buvime kartu, kur kiekviena galim išsiskleisti savaip. Tai iš tiesų ta moters diena apie tai ir jaučiasi, kaip stipriai viskas kinta ir kaip tame kisme mes vėl tarsi, kaip tos žiedlapius, atrandame save naujai, naujame savęs pajautime, naujoje galbūt kalbėsenoje, naujame ėjime į veiksmą ar ne. Ir tiesiog tiek daug visko vyksta, kame norisi ir išbūti, ir tuo pačiu tarsi sąmoningai užfiksuoti tą perėjimą. Nes dar vakar susitelkiau ir man atėjo, kodėl tas susitikimas. Nes tai apie dieviškos moters duotybės kurti į aktyvinimą. Laisvai ir atvirai kurti, be baimės. Atėjo laikas jau paleisti gilias žaizdas, kurias buvome savo kūne tiesiog įkūnijusios per visas tas sudėtingas patirtis, kai nešėme šviesą už tikėjimą, meilę ir taiką, už vidinę išmintį. Tačiau atėjo laikas vienytis ir burtis. Burtis aplink save ir kurti su tomis moterimis, kurios tiesiog atliepia mums. Ir tas posakis, kad esame ir kuriame vieni dėl kitų, labai tai atliepia. Ir tiesiog aš kvieščiau susitelkti į širdį pirmiausiai, padaryti keletą gilių įkvėpimų. Nes kai moteris gimsta, jinai gimsta taikoje. Ir yra ta taikos nešėja, tos tyros tiesos taikos nešėja. Ir kai mes susijungiame su savo širdimi, mes tai kiekvieną kartą aktyvuojame. tą vidinę tiesą, tą vidinį žinojimą, tą vidinę pajautą, kurią mes ir esame. Mes esame tų energijų kaita ir mes galim būti visokios. Ir šis pavasaris mumise būdina drąsą. Dar didesnę drąsą negu pernai pavasaris, negu dar prieš tai buvusių metų. Ir va tame kisme, tų pavasarių kismo eigoje, mes užfiksuojame tuos naujus savo jausmus, naujus gylius ir naują tiesiog savo būtį. Būti atvira pasauliui, būti gyvai savimi
drąsiai transliuoti tai, kuo esi. Ir taip tarsi nureguliuoja tos energijos gijos į tos žmonės, su kuriais mums ir lemta susitikti, su kuriais lemta šiuo gyvenimo momentu eiti kartu, kurti. Nes ta moteriška kūryba ir ypač kūryba kylanti iš bendrystės, jinai atneša be galo daug dovanų. Ir tai ir yra tas tokia naujos būties kūryba, kai mes kūrėme per bendrystę. Kartais nesuvokiame, kodėl ir kas vyksta, bet tiesiog atliepiame tam pirmam vidiniam impulsui, kuris tiesiog atkeliauja iš mūsų širdies, iš mūsų sąmonės. Ir mes leidžiamės į tą kelionę, į tą pažinimo kelionę, kuri mumis veda. Kurioje išsiskleidžia žiedai ir toks jausmas, tos, kurios esam dabar aplink mus, dar susėda rate, jungiasi kitos moteris, kurių tik daugėja, daugėja ir daugėja. Toje erdvėje aplink labai dideli kristalai, kurie dar labiau aktyvina tą mūsų vidinį tyrumą, tą mūsų džiaugsmą, tą mūsų meilę vienai kitai. Ir tai rodo, kaip tarsi kokia spirale skleidžiasi, vilnyja, platėja. Ir tarsi vienas žmogus, jis išplečia visą tą erdvę, tą kūrybinę erdvę ir tuo pačiu įaktyvina kitą žmogų. Ir kaip pavyzdžiui ateis šio laikotarpiu kažkokia tai mintis, kažką kurti, kažką tai daryti, burti aplink save, tiesiog leisk sau tai drąsai taip aktyviai tavyje spindėti, kad tu su lengvumu dėtum žingsnius. Žingsnius veikti, daryti, bandyti, eksperimentuoti. Su lengvumu, su džiaugsmu, su noru tai patirti. Ne pokytį priimti kaip kažkokią baimę, kad kas čia dabar bus, o pokytį priimti kaip žaidimą, kaip galimybę ir tyrinėjimą pamatyti, kas slypi už to. Lygiai taip pat ir šis susitikimas, tiesiog tai yra, kai tu eini iš tos vidinio žinojimo, kad atėjai padaryti tai, kas turi būti padaryta. Ir nesvarbu, kaip aplinka reaguos, kiek žmonių bus, tu tiesiog eini tai ir darai, nes viduje tu jauti tokį džiaugsmą ir tavie tiek daug tos kūrybinės energijos, kuri tiesiog nori sklisti ir daugintis. Nes kiekvieną kartą, kai mes susitinkam, tos dalelytės pasiekia tavąją širdį, jos pasiekia tavąją sąmonę, jos pasiekia tavo kiekvieną kūno ląstelę. Ir tos ląstelės prisimena, kad jose buvo užfiksuota kūrybinė energija, kuri visada ten buvo. Tik kartais gal buvo užmigusi, užrakinta, kam tam tikrais imprintais ar tam tikromis patirtimis, tačiau dabar jos kaip tos pavasarinės gėlės, jos sprogsta, skleidžiasi ir plečiasi. Ir tas vidinis žydėjimas, kuris yra tavo viduje, jis taip stipriai skleidžiasi su visų kvapu, su aromatu, su ta tvirtybė ir ta vidinė moteriška galia, kuri nėra apie griūtį, bet jinai apie tokį švelnų pabudinimą, tėkmę, prajudinimą, tiesiog praplėtimą erdvės, kuri tiesiog tavimi skleidžiasi, tos erdvės plečiasi, tos erdvės šviečia, tos erdvės teka ta nuostabia, tai yra kūrybinė energija.
kuri pasibeldžia į kitų širdis ir juose įgalina galimybę taip pat nubusti tai kūrybai iš džiaugsmo, kūrybai iš galimybių pamatymą. Ir kuo labiau mes koncentruojamės į tas galimybės, į tą kūrybinį potencialą, tuo labiau mūsų realybė sukuria tas galimybės mums patirti. Ir mes tuo pačiu atsiribojame nuo galbūt kažkokių tai negandų, iššūkių, ką aplinka gali mums bandyti sudėti. Nes pasauliai skiriasi ir kiekvienas mes dabar gyvensime savo realybę, tą, kurią mes pasirinkom gyventi. Ir kaip yra nuostabu, kai mes leidžiam savo atsiriboti nuo visų pranašysčių, nuo visų to, kas atkeliauja. Mes tiesiog leidžiam savo būti savimi ir tikėti tą savą realybę, kurią aš pats kuriu. Vidiniu žinojimu, įsiklausimu į savo širdį, sujungimu širdies su protu ir iš tos vientisos ašies tiesiog ėjimu ir veikimu, tikėjimu. O tikėjimas yra tik ėjimas. Ir tas kiekvienas mano dedamas žingsnis veda mane vis tolyn į tą rytojų, kurį aš pats noriu susikurti. Ir tas tikėjimas labai stipriai bus mums reikalingas. Dabar kiekvieną dieną tiesiog nebebijoti tuo, kas vyksta, ta kūryba iš vidaus į išorę, nes niekas kitas negalės to pasakyti, tik tu pati. Kaip ją skleisti ir ką daryti. Tai tiesiog kviečiu susitelkti dar stipriau į tą savo vidinę ašį, į tą vidinį deimantą, į tą vidinę savo kūrybos, jėgos gėlę, kuri yra kiekvienoje. Ir iš jos paskleisti dėkingumo energiją į visą praeities moterų liniją, kurios buvo prieš mus ir kurių dėka mes esame tokios, kokios esame dabar. Ir ta dėkingumo tėkmė, tos absoliučios meilės dėkingume, suvokiant, kiek daug jos turėjo patirti, praeiti, tam, kad dabar aš galėčiau gyventi kitokios kokybės gyvenimą, begalinai pripildo ne tik mūsų kūnus, bet ir visų tų nuostabių moterų, kurios buvo mūsų gyvenimuose. Ląsteles, širdis. Ir bent jau man taip rodo, kaip ta spiralė, kurią mes sėdėjome rate, susirinkusios į šią meditaciją, lygiai taip pat ta spiralė nueina ta tyros meilės tėkmė į mūsų pirmtakes moteris. Ir ta spiralė begalybės su atvirais galais, tiesiog jinai turi erdvės dar plėstis. Ir toks jausmas, kad tiesiog pabūti va toje dabar energijoje, tame dėkingumo, meilės sraute, kuris plečiasi, kuris didėja, kuris stipriai paduodamas kiekvienai mums. Įkūnyti. Tai kaip atsakas iš mūsų protėvių mums
kaip padrąsinimas eiti ir kurti, žydėti, pavasarį švytėti, būti gyvai, drąsiai savo tikrume, savo tiesoje, savo būtyje, savo spindėjime. Bet tas jausmas, kurį tu dabar jauti, tai yra didžiausias patvirtinimas, kad tu esi ten, kur turi būti. Tu darai tai, ką tiesiog ir atėjai daryti. Tas vidinis tikėjimas tavyje sustiprėja dar šimteriopai. Ir kaip kometa skrieja į tavo naujos realybės patyrimą, suvokimą ir išsiskleidimą išorėje, nes visa ta kūryba vyksta iš vidaus į išorę. Ir man dabar žodžio nepaduoda, bet jeigu kažkuri iš jūsų jaučiat kažko tai pasidalinti, tai tikrai labai kviečiu būti tos bendros kūrybos dalimi ir įnešti savąjį virpesį. Kitu atveju išbūti savo tyloje ir vidinėje integracijoje. Jaučiu, kaip spaudžia galvą, tai turiu kalbėti. Matau, kaip į erdvę yra įleidžiami ateities moteriškumo kodai, atverti širdis ir susitelkti tai, kad aš priimu, leidžiu integruoti, įsileisti, pajausti, kokia tai yra ateities moteris, kaip ji keičiasi, kaip tu keitiesi, kas tavyje skleidžiasi naujo. Tiesiog įsileisk suvokimą, kad tu gali keistis. Kad tai, kokia tu buvai vieną dieną, tiesiog gali imti ir pasikeisti. Tie kodai aktyvuojasi tada, kai mes suteikiame galimybę jiems pasireikšti. Kai eina impulsai ir mes leidžiame jiems veikti per mus. Tai kaip įeina tokie kodai, kaip gijos į širdį. Atrodo, susigeria ir lauks reikiamą momentą, kada galės susiaktyvuoti ir išsiskleisti.
Labai stipriai jaučiasi ramybės būsena. Ta ramybė, kuri yra kupina lengvo pasitikėjimo, kupino laukimo. Kai moteris tiesiog atsiveria gyvenimui, atsiveria savo prigimčiai ir leidžia savo būti, tekėti, leidžia skleistis iš vidaus tom vibracijoms, tiems dažniams, kurie yra joje. Ir visiškai nuimant tą baimę ar net aplinkinių įtaką ir paliekant tik tą vidinį pasirinkimą. Aš esu, nes aš esu tiesiog tokia. Tam nereikalinga nei priežastis, nei išorinių palaikymas, nei dar kažkokių išorinių sąlygų, kad mes kiekviena leistume būti tuo, ko iš tikrųjų esame. Būti pirmiausia, kaip pavyzdžiui sau, o tada kaip pavyzdžiui giminės moterims, aplinkinėms moterims, įnešant į bendrą kolektyvinę sąmonę naują pavyzdį. Naujas daleles. Dabar jaučiu, kaip gerklę kažkam tvarko, kažką išima, kad leistų sau drąsiau kalbėti, kad leistų sau lengvai, su meile, ištransliuoti savo norus, savo jausmus, būti pirmiausia švelniai sau, sakant švelnius žodžius. Pirmiausia, į save nukreipiant meilę, renkantis girdėti save, renkantis save, nesinori, atrodo, net sakyti žodžių, bet kitų dar nerandu tokių atitikmenų. Tai ne tai, kad aš turiu pastatyti save į pirmą vietą, bet kad vis dėlto aš kaip moteris esu pirmiausia svarbi pati sau, o visa kita išorėje yra tik mano atspindžiai. Ir jeigu aš apie save galvosiu su meile, jeigu aš save priimsiu su meile, jeigu aš save apkabinsiu su meile, jeigu aš liausiuosi save kritikuoti, spausti, kelti savo įtampą, reikalauti, tai ir aplinka nustos iš manęs to reikalauti. Tiesiog kviečiu pamatyti tą tikslingumą, kodėl yra svarbiausia pripildyti save, priimti save ir būti tiesoje su savo vidinė tiesa. Net jeigu tai netitinka kažkieno nuomonės, kažkieno įsivaizdavimo ar visuomenės taisyklių, bet tu vidumi aiškiai jauti, kad tai yra tavo tiesa, tai yra tavo
vidinis moters jausmas, kuris veržiasi. Tiesiog pajausk, kaip tu atsiveri tam, nuėmė visas kliūtis, nuėmė visus susivaržymus, nuėmė visus kompleksus. Tiesiog leidai jai būti per tave, per tavo žodį, per tavo judesį, per tavo šypseną, o gal net ir tylą, kuri nusklinda dažnių vibracijomis ir kurie jaučia kitų širdį, be žodžių. Priimk visą savo visumą, savo moteriškumą. Tiesiog galit viduje ištarti, aš priimu savo moteriškumą. Galit bandyti kairę pusę, savo visą kūną sutelkti dėmesį. Ta pusė yra jūsų moteriškumas. Joje ir jūsų mama, ir močiutė. Ir viską, ką jūs galvojate apie visas moteris. Ta kūno pusė tiesiog sudaryta iš tavo minčių, jausmų, įsitikinimų apie tai, kas yra moteris, apie jų vertinimus. Ir pajausk, kad tu visą tai, kas ten yra, sudėta, tiesiog priimi su meile. Jauti, kad pavargai kovoti, priešintis ir nori jau vidinės ramybės, taikos ir harmonijos. Ir išeitis yra, ir priėmim, ir leidimą viskam būti. O pirmiausia renkiesi būti savo tuo, kuo tu esi. Kvėpuokit giliau ir iškvepiant, tarsi iškvepiat seną. Kažkokią įtampą, kažkokį priešinimas. Įkvepiat tą lengvumą ir ramybę. tą moteriškumo jausmą, kuris yra visiškam atsipalaidavime, kaip šokio žingsniu, lengvai, be įtampos. Pajaus, kaip tu gali gyventi ir keliauti per dieną su šia būsena. Visiškai nuėmus įtaką aplinkos. Ar vaikai kažkur laksto, ar vyras kažką daro ar nedaro. Tu jauti, kaip tu esi laisva nuo jų. Kaip tau lengva juos priimti. Nes pirmiausia, tu priimi save. Priimdama save, gebėsi priimti ir kitus. Ir leisti jiems būti tokie, kokie jie yra. Ir taip ateisi tavo dieną, tavo gyvenimą. Darna, lengvumas, ramybė, vidinė ir išorinė taika. Pajausi, kaip tau lengva tiesiog būti. Ir toje būtyje atrodo net padarai daugiau, negu darydavai iš įtampos, planavimo ir strategavimo. Kai darai, nes reikia, turi, privalai.
Tu darai, nes tu nori, nes tu jauti ir tau gera nuo to. Pakvėpuojam, pastebim, ką įsileidom į save, pastebim savo vidų. Jeigu kyla kažkoks pasipriešinimas ar kažkokios mintis ar protas maištauja, tiesiog sakom, aš matau tave ir aš tave priimu. Priimu, nes aš noriu ramybės. Aš nustoju kovoti. Renkuosi kitaip. Matau nustojančias ratu, kaip kiekviena tarsi atrodo ištiesiam rankas į šonus ir sukamės, sukamės iš tos laimės, iš džiaugsmo, iš lengvumo, iš tos tarsi atsirišimo nuo kažkokio sunkio. Kažkas nukritė, nuo kažko išsilaisvina. Ir kažkurios dalys taip džiaugiasi prisiminusios, kas jos yra ir kad joms dabar atėjo laikas būti. Leidžiama joms egzistuoti. Gal net kažkurios sužeistos dalys, kurios buvo kažkur nustumtos, prisipildžiusios meilės šviesa, pagijo ir sugrįžo pilnatvę. Leiskit savo būti moterim. Mano pusės rautas baigėsi. Dar atėjo man vieni žodžiai, nes irgi labai gale jautėsi va tos džiaugsmo dalelytės, jos tiesiog taip prašosi dar būti priimtos į tą ratą, kad visa tai, ką daro ta moteris su džiaugsmu, tiesiog jinai kaifuoja nuo to, ką jinai veikia. Tiesiog va iš tos pilnatvės ir dar kurie žodžiai tiesiog atėjo ir aš užsirašiau, aš esu vidinėje taikoje su savimi ir su visu pasauliu. Tiesiog va tavo vidinė pilnatvė, tas vidinis jausmas, jis tiesiog sklinda tavimi ir jis išsiplečia į tą aplinką per džiaugsmą. Per tai, kai tu eini ir darai visą tai su džiaugsmu. Kas tai bebūtų? Kasdieninės mažos smulkmenos dienoje, tačiau jos būna padaugintos džiaugsmu, padaugintos pilnatvė, padaugintos meilė, padaugintos taika. Ir ta vidinė pajauta, kad tai yra, ką aš noriu, ką galiu, skleidžiu, darau ir tuo pačiu, kad darydama užsipildau. Ir visas va tas procesas, kuris vyko prieš šitą susijungimo metu, tiesiog ir parodo, kad kai tu atliepi tą pirmą pajautos momentą, darai žingsnį
Ir net ir va ta situacija su Aušra, kai man buvo aiškiai pasakyta, kad reikia paprašyti Aušros Zoomo, nors pati Zoomą turiu. Ir turiu menį, va tą norisi labai išnešti, kad tiesiog kartais ateina tam tikros mintis, kurias tu galvoji, nu nesąmonė, nu, taigi aš pati galiu viską padaryti. Bet ne, jeigu tu leidi va tai savo pajautai tiesiog, nu tiesiog per tą smagumą įgyvendinti. Ir Aušra buvo reikalinga tam, kad atneštų savo vibraciją. Ir va ta bendra kūryba tada gaunasi jinai pilna, nu, išpildyta. Ir kaip gera, va, kad va, tai galima buvo perduoti ir jausti pilną užsipildymą viso to, kas įvyko, kas tiesiog kvietėsi būti išskleista būtent toje moters dienoje. Ir va tavo bendrystė, apie kurią pradžioje ėjo žinutė, va tavo bendrystę kurti, kai tiesiog tu nežinai kodėl, bet ateina jausmas, eini, žmogui atliepia, tada einam toliau kartu, jeigu neatliepia, irgi viskas tvarkoj. Ir va tavo sau leidimas tiesiog bandyti ir negalvoti, kad ai, čia gal man nepavyko. Ne, va tiesiog, reiškia, buvo dvi tikimybės, jos nusileido iki galimybės, bet tiesiog tai neturėjo realizuotis. Ir viskas, išsiskyrė. Buvo vėl dvi tikimybės, susijungė į galimybę ir realizavosi. Viskas. Tai va, tame man kažkaip labai ir norisi, kad išsineštume kiekviena tuos naujus kodus, tuos naujus gyvus kodus savos tiesos per savąjį pajautimą ir tiesiog leidimą jiems skleistis kiekvieną dieną taip, kaip mums jaučiasi, nes mes pačios geriausiai tai žinom ir tikėjimu, tik ėjimu pirmin ir sukursim daug nuostabių dalykų. Jeigu dar kažkuri iš merginų irgi jaustų atnešti savąjį spalvą į mūsų susitikimą ir pasidalinti, tai irgi labai kviečiam, jeigu tik būtų noras. Dėkoju, Simona, galvoju, bet jeigu būtum tu neišdrįsus arba sudvėjojusi tą mintim, tai aš nebūčiau nei prisijungusi, nei pamačiusi, nei galėjusi dalyvauti ir tokia būčiau palikusi nuva ir praėjo ta kovo 7 be meditacijos, kai visą savaitę buvo mintis, kad tai diena, kai turi kažkas, net ne kažkas, nujausti, kad turėjo būti kažkokia meditacija kažkur su kažkuo, bet nežinai nei kur, nei kaip ir nepagavau ir vis tiek reikia kažkam vienam tai pagauti ir ištransliuoti. Ir labai gerai paminėjai tą, kad tų minčių gali visokių ateiti ir tų pajautimų gali ateiti ir nebūtinai tai atitiks su kažkuo, ko ta išorė, ne, gali ir atimti ir nepriimti ir atmesti ir kad nesusikurti iš to skausmo, sakykime, kad jeigu atmetė, tai aš kažkokia bloga, arba jeigu atmetė, nepriimė, tai aš neteisingai padariau. Ne, tai čia yra apie tai, kad ir tikrinimą, kad ar aš rinksiuosi tikėti tai, kas man jaučiasi tikra. Jeigu man tiko ir aš tai dariau, tai aš tik dėl savęs tai dariau. O kad kitas nepriėmė, tai ten yra jo pasirinkimai, jo priežastis. Mes tarsi nežinom tada jo tam, kodėl jis tai padarė. Bet kai va tai gaunam ir va patikim tuo, kad čia yra apie mane ir tada uždarom save, tai reiškia, nu tiesiog užsiblokuojam. O tikslas yra ne tai. Tikslas yra būti savim, gyventi savim, veikti savim ir net nesvarbu, priima, nepriima, išklauso, neišklauso, palaiko, nepalaiko, svarbiausia, kaip tu tame užaugi, ką tu savimi tada išskleidė. Ir prieš susitikimą ištraukiau tokią labai gražią kortą. Tai yra kantrybė irgi, kantrybė, ta moteris, kuri savyje turi jau viską, kaip besilaukianti moteris, kurioje yra jau ir pasodinta ir sėkla ir jai tai reikia tiesiog per tą ramybę, per tą laukimą išbūti, leisti tam užaugti, subręsti, ir kai ateina laikas išsitransliuoti, gimti, išeiti. Ir taip tekėti, atrodo, iš to lengvumo per kiekvieną dieną.
Ir tas džiaugsmas, jis yra atrodo pakitęs, jis yra tiesiog net atrodo išoriai gali net nematyti, bet jis yra vidumi, atrodo vidus šypsosi ir tai yra tas džiaugsmas pakitęs. Tai nėra euforija, nėra tas wow, nėra ten tokių kažkokių, gal kaip mes seniau supratom tą džiaugsmą. Jis yra toks subtilus, kad atrodo net žodžių nesinori sakyti, bet jau tai širdis šypsosi. Būtent, ir tiesiog viduje yra toks geras jausmas, kad, nu, atrodo, tiesiog jis taip norisi pasireikšti dar ir į išorę, nes atrodo, tai jau nebetelpa tavyje. Tai va, ta tikrai norisi užfiksuoti ir kad kiekviena, kuri buvo šioje erdvėje, ar matysim, gal mes ir pasidalinsim, tuo susitikimu tiesiog prisipildytų tais naujais kodais, tais naujais suvokimais ir leistų savo tikėti savimi ir kurti. Va tiesiog apie tą kūrybą iš va tos vidinės pajautos kažkaip atrodo čia labai stipriai. Ir yra ta ši diena ir kiekviena nauja diena. Tai ačiū kiekvienai ir einam toliau puošti savimi pasaulį ir džiaugtis.